ypatingi drakonai, jie aišku yra atpūrus, pikti ir gali sprogti iš vidaus. Ir tada jaudasi ir ugnimi ir kas tik tais su jais nesidaro. Na, turbūt atpažįstam kartais ir moteris. Šiek tiek palyginimui įdėjau keletą tokių filmų, kur yra aprašomi ir vaizduojami drakonai. Tai Smaugas iš filmo Hobbitas, jis buvo labai pavydus ir, žodžiu, situacija buvo tokia, kad žmogus vagis kažką iš jo pavogė. Jis net nėra tikras, ką iš jo pavogė, ar tai vertinga, ar nevertinga, apskritai nežino net ką pavogė. Bet kerštas buvo toks didelis, kad jis sudegino visą kaimą. Tai tiesiog parodo, kad ir moteris kartais savyje nešioja tiek daug karščio, tiek daug laiko savyje ir tų nelabai gerų emocijų. Ir jas išlieja ir kaip ten sako, nevykdykit moters, nes gausit su kaupu. Nes moteris visą laiką viską padaugina. Taip, duok jai daržovių, sriubą skanę, padovanok jai gėlių, jį iš sėklų išsiaugins visą darželį gražų ir taip toliau. Na, dar drakonai yra dideli, todėl jiems reikia daug gerti vandens, nes vis tik tos degimo krosnys esančios viduje, jos liepsnoja ir jas iš tikrųjų reikia kažkaip tai gesinti. Tai moteris žino, kad vanduo yra sveika ir moteris iš tikrųjų daug geria vandens. Na, dar vienas toks kaip palyginimas. Ir tai jau žinoma tūkstantmečiais, kad moteris kariauja kas 28 dienos. Ir tai jau tęsiasi daug tūkstančių metų. Na, aš matau, kad nesinori prozos, bet vėlgi, jeigu mes moterį vadinam, kaip sakome, drakonę, tai vėlgi prie to prieisime. Tikrai gausite daug ir naudingos informacijos, kurią galėsite panaudoti praktiškai. Na, drakonai, kaip ir moteris, gali būti ir šiek tiek kitokie, nebūtinai baisūs, gali būti ir drovūs, ir išlaikyti. Tai vėlgi tos savybės nėra visada atpažįstamos. Dar vienas yra svarbus dalykas, kas yra būdinga moteriai. Kiekvieną drakoną galima prisijaukinti. Labai svarbu, reikia žinoti, kaip juo pasirūpinti, nes kiekviena moteris gali būti švelni, gali būti gera, tačiau jie reikia pasirūpinti, būti švelnių ir mylinčių. Tai taip, kad prie kiekvieno drakono, kaip ir prie kiekvienos moters, reikia mokėti prieiti. Na ir kodėl tos moterys kaip drakonai? Iš tikrųjų, štai mes paniurusios, štai mes pykstame dėl mažmožio, kitą dieną jau ramios, mylinčios, pilnos meilės, nepaprastai atsidavusios ir taip toliau. Kartais esame ir alkanos, ir skauda galva, ir tiesiog kartais nežinom, kas su mumis vyksta. Iš tikrųjų, toliau kalbėsim, kaip sutramdyti šitos drakonus. Ir kad tai yra visiškai normalūs procesai, kurie vyksta mūsų. Ir iš tikrųjų neveltui šitą prozą ir beletristiką šitą įdėjau, nes vis tik per tuos palyginimus mes geriau suprantame save. Na, o tokios kaip teorijos mes galim pasiskaityti bet kur. Taigi, kas vis tik vyksta moteriai? Vienoje skaidrės pusėje matote moterį rėkiančią, spjaudančiasi tokia kaip ir ugnimi ir vis tik tai yra estrogeno ir progesterono disbalansas. Štai kodėl įsiplieskia ta drakono ugnis. Iš tikrųjų mes galim būti tos mylinčios, geros, švelnios, besišypsančios moterys, kurios iš tikrųjų yra balanse, būtent hormonų balanse. Šiek tiek galim pakalbėti ir apie smegenis, nes vis tik, kodėl vyrai to nejaučia ir vyrai neturi tokių problemų būtent su hormonų svyravimu.
tai vis tik mūsų ir moterų, ir vyrų smegenys sudėliotos evoliucijos metu kitaip. Ir tarkim, moterys, jos čia gali kalbėti apie batus, čia jos gali juoktis, čia verkti, čia apie gėles kalbėti. Ir iš tikrųjų mūsų vienu metu vykstančių ryšių smegenyse yra labai daug ir mes tą informaciją labai lengvai apdorojame. Vyrai, vėlgi, jie mąsto šiek tiek kitaip, pas juos dirba arba vienas pusrutulis ir tų ryšių yra tame pusrutulyje daug daugiau, o kitame pusrutulėje vėlgi įsijungia visai kiti mąstymo principai. Taigi pati struktūra smegenų yra visiškai kitokia. Todėl ir mūsų elgsena, mūsų mąstymas, mūsų emocijos, visa tai veikia visiškai kitaip. Taigi, pakalbėkim šiek tiek apie pačią limbinę sistemą. Kodėl jinai tokia yra svarbi. Vėlgi, mūsų uoslė tiesiogiai susieta su mūsų limbinė sistema, kuri yra mūsų smegenų dalis. Ir pačios smegenys turi tokius impulsus, kuomet gauna kvapo informaciją tam tikrą, ką mes užuodžiame, ir tam tikrais impulsais perduoda į tolimesnes smegenų dalis. Todėl ir sakoma, užuodžiant mes galime lengviausiu keliu veikti mūsų smegenis. O smegenys vėlgi neatsiejamos su mūsų išgyvenimais, emocijom, pojūčiais ir kitais dalykais. Dėl to mes ir esame žmonės. Pakalbėkim toliau apie hormonų svyravimus. Šiaip žmogus turi labai daug įvairiausių hormonų. Pagrindiniai yra 7 hormonai, o šiandieną mes daugiau pakalbėsim apie 2 iš jų, tai yra estrogenas ir progesteronas. Ir ne veltui šitą skaidrę aš įdėjau, tam, kad mes matytumėm, kokie pokyčiai vyksta ciklo metu. Tai yra pirmąją dalį arba folikulinę fazę vyrauja aukštesnis yra estrogenas, kuris pasiekia savo piką ovuliacijos metu ir toliau iš lėto jisai mažėja ir tuo momentu kyla progesteronas. Štai šie 2 hormonai ypatingai veikia moters emocijas ir savijautą. Šiek tiek toliau pakalbėsim detaliau. Dar vienas dalykas, kodėl apie estrogeną ir progesteroną prabilau. Dėl to, kad kuomet moteris sulaukia 35 metų, dėja, bet mūsų hormoninė sistema, ji leidžiasi žemyn, tai yra, atrodytų mums pagal amžių esam pačiame jėgų žydėjime, tačiau reprodukcinė sistema, ji jau savo darbą yra atlikusi ir krenta žemyn. Taigi, tarp 35 ir 50 metų moters gyvenime 75% sumažėja progesteronas. Na, o estrogeno sumažėja apie 35%. Kalbant toliau, kaip dabar, kaip savo geriausia galime padėti. Iš tikrųjų, aš suskirsčiau į tam tikras ciklo dienas ciklą, tai yra 1-7 dieną, pirmąją ciklo dieną prasideda menstruacijos ir 1-7 dieną iš tikrųjų mums labai reikia pakelti savo gimdos sveikatą, galima taip. Vėlgi, 1-7 dienom 1-7 dieną iš tikrųjų yra rekomenduojami visi mišiniai, kuriuose yra Clarisage, kvapniojo šalavijo. Tai ir Sclarescens, ir Lady Sclariol, ir Dragon Time. Ir pagal poreikį, vėlgi žiūrim pagal savo savijautą, naudojamas Progesens Vitoplius. Iš tikrųjų labai gaila, kad šiuo metu neturime šito gėrio ir negalime jo įsigyti, bet labai laukiame, nes, kaip matysite toliau, iš tikrųjų tai yra aukso vertės esencija.
Taigi, 1-7 menstruacijų dieną, ciklo dieną, naudojame vieną iš pasirinktų eterinių aliejų su kvapniuoju šalaviju ir pagal poreikį galime naudoti Progessence Vito Plus. Keliaujame toliau. 3-4 ciklo dieną jau šiaip rekomenduojame įjungti Progessence Vito Plus. Na, jeigu 1-3 dieną nenaudojame, tai 3-4 jau rekomenduojame. Toliau naudojam tuos pačius eterinius aliejus arba jų kompozicijas, kaip ir prieš tai buvusioje skaidrėje. Kaip dabar naudojam? Tai tepame pilvo apačią ir pulsuojančias vietas, vėlgi pagal poreikį. Kartais moterys netgi nešiojasi kvapnų šalaviją ar leidis klario vietoj kvepalų. Tai būtent šiuo periodu, 3-4 ciklo dieną, tikriausiai tinka. Toliau, 7-11 ciklo dieną mažiname po truputėlį mišinius arba patį kvapnų šalaviją ir būtinai tęsime Progessence Vito Plus. Kas vyksta ciklo metu, būtent 7, 11 ir 12 dienomis? Jeigu jūs pasižiūrėsite į grafiką, kuris yra skaidrės viršuje, tai būtent 7, 11 ir 12 dienomis staigiai pradeda kilti estrogenas. Ir šitoj vietoje jau mums reiktų po truputėlį mažinti, nes Claris Teacher arba kvapnusis šalavijas labai pakelia būtent estrogeno lygį. Na, galbūt galima būtų sakyti nepakelia, bet reguliuoja. Na ir šiuo metu iš tikrųjų yra būtinas Progessence Vito Plus tam, kad mes galėtumėm pakelti progesteroną. Matau, kad labai skubu. Jeigu skubu, jūs sakykit, aš galėsiu pakartoti dar, galbūt grįžti skaidrę kokią atgal. Puikus tempas viskas sakyti. Gerai, važiuojam tada toliau. Toliau keliaujam į sekančią, nuo 14 ciklo dienos praktiškai, įvedam vyrą, lemongras citrinžolę ir endofleksą. Su myra, lemongras citrinžolę ir endofleksu vėlgi naudojam pagal poreikį. Iš tikrųjų galima tepti ir pulsuojančias vietas kūno. Endofleksą rekomenduoja tepti būtent ant kaklo, nes būtent endokrininė sistema, jinai puikiausiai pasisavina endofleksą tepant būtent toje vietoje. Toliau, misterį galima pauostyti. Mes visos žinom, kad iš tikrųjų misteris yra galbūt daugiau skirtas. Nėra skaidrių. Pas mane kaip ir viskas yra. Patikrinkit, gal interneto ryšys truputėlį trūkinėja. Na, didžioji dauguma mato skaidrės, todėl mes tęsime. Taigi, kaip ir minėjau, misteris yra skirtas vyrų sveikatai palaikyti, tačiau, kaip ir matot, progesterono poreikis ir moterims reikalingas, tai misterį galima tiesiog paimti karts nuo karto ir pauostyti. Ir aišku, pagal poreikį tęsime naudoti Progessence Vito Plus. Taigi, keliaukim toliau. Tai peržengiam į antrąją ciklo pusę, liuteininę fazę vadinamą. Tai vėlgi šitoj fazėje mes jau atsisakom eterinių aliejų, pasiliekam tik tai Progessence Vito Plus. Žinoma, mes galim naudoti eterinius aliejus pagal intuiciją. Ir iš tikrųjų, jeigu matom, kad mums norisi tęsti toliau myrą arba tą patį endofleksą, mes puikiausiai tai galim daryti. Matau, neįmanoma klausytis. Galbūt viskas puiku. Matyt, galbūt interneto ryšys trūkinėja.
Taigi, keliaujame toliau. Taigi, simptomai, negalavimai susijęti su žemu būtent progesterono ir estrogeno lygiu. Tai vėlgi, tų simptomų yra gan daug. Ir skausmingos krūtys, ir nuotaikų kaita, ir vandens sulaikymas, ir galvos skausmai įvairiausi, lytinis potraukis mažas, dirglumas, pykčio protrūkiai, nerimas, kūno paburkimas, taip, žema kūno temperatūra, kiaušidžių cistos, įvairiausios infekcijos. Na, iš tikrųjų, visi šitie simptomai ir negalavimai, kuriuos mes galim puikiai reguliuoti eterinių aliejų pagalba. Keliaukim toliau. Ir vėlgi, tęsiant tų simptomų, jų yra begalė. Aš tiesiog išrinkau pačius tokius, na, turbūt dažniausiai pasitaikančius. Tai vėlgi, ir kalbant yra apie gimdos gleivinės vėžį, tai vėlgi visa tai yra gan stipriai ir glaudžiai susieta su mūsų hormonų lygiu. Grybelinės kandida infekcijos, krūties vėžys nepaminėjau, taip, skausmingos menstruacijos, taip, nereguliarios, nevaisingumas, miego sutrikimai, tiek ir potraukis saldumynams ir virškinimo problemas, ir silpna šlapimo pūslė, ir rankų, ir kojų dilgčiojimas. Na, iš tikrųjų, čia galima vardint labai daug. Na ir aišku, tas mažas cukraus kiekis kraujyje, tai tiesiogiai susietas su tuo, kad pas mus atsiranda tas potraukis saldumynams. Tai vėlgi, žiūrim, reguliuojam savo hormonus ir lieknėjam, nes atsisakom natūraliai saldumynų. Keliaukim toliau. Vėlgi, kurie eteriniai aliejai reguliuoja menstruacinį ciklą. Kaip matot, turim iš ko pasirinkti. Tikrai gausus pasirinkimas. Tiek rožė, tiek jazminas, tiek kedras, iš tikrųjų ir pipirmėtė, ir levanda, ir ilangas, ir kvapnus šalavijas, ir šalavijas. Iš tikrųjų, šią skaidrį įdėjau tam, kad mes pasižiūrėtumėm į tai daug plačiau, kad neapsiribotumėm vien tik tais prieš tai išvardintais eteriniais aliejais ir jų kompozicijom, būtent su kvapniuoju šalaviju. Iš tikrųjų, turim kiekvienai pagal skonį, kiekvienai pagal kvapą ir pagal norą. Keliaujam toliau. Taigi su tuo drakono meniu. Tai kuogi mums maitintis, kad palaikytumėm visą sveiką kūną. Iš tikrųjų, tai pirmiausia pradėtumėm turbūt nuo posmegeninės liaukos palaikymo. Tai posmegeninė liauka arba hipofizė vadinama. Tiesiog aš trumpai parašiau, kas ji yra ir ką jinai daro. Tai yra svarbiausia organizmo hormoninės reguliacijos grandis. Tai būtent jai palaikyti iš tikrųjų labai rekomenduojama omega džais ir secret frankincense. Tai vėlgi tiek žuvų taukai, visos omega rūgštys ir secret frankincense. Kodėl dabar secret frankincense? Vėlgi, secret frankincense jis veiksmingesnis yra net 30% negu frankincense, kurį mes įpratę naudoti. Tai vėlgi, pasirenkam pagal poreikį. Matau, kad yra klausimų. Padarykim taip, aš galbūt parodysiu visas skaidrės, papasakosiu ir tada grįšiu būtent prie jūsų klausimų, tada galėsiu atsakyti. Taigi, keliaukim prie skydliaukės palaikymo. Skydliaukė, tai yra būtent ta stambioji priekinė kaklo dalis, tai yra pati didžiausia mūsų endokrininė liauka. Tai vėlgi, jai palaikyti mes naudojam vėlgi įvairiausius eterinius tiek myrą, endopleksą. Aišku, pasirenkam mes pagal poreikį ir pagal norą. Taip. Keliaujam toliau. Antinksčių palaikymas. Taigi, vėlgi antinksčių šiek tiek irgi tokios teorijos. Ir vėlgi, ką
ką rekomenduoja būtent antinksčių palaikymui. Kaip matote, omega 6 yra vienas iš tų eterinių aliejų kietajam pavidale su omega rūgštimis. Multigreens tai vėlgi ir energijos palaikymai, sulfurzimas, čia visai mūsų nešančiai kauliniai, tiek sąnarių visai tai sistemai. Secret frankincense irgi yra naudojamas ir labai rekomenduojamas. Vėlgi, endoflex, matot, antinksčiams, endokrininiai sistemai, iš tikrųjų, endofleksas yra nepakeičiamas. Na ir sveiko kūno palaikymas kiekvieną dieną, tai kaip matėt, moterims ypatingai rekomenduojamas progesensitopliu. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, kai tik tai pasirodys progesensitoplius, turbūt 99% esu tikra, kad jį išduos akimirksniu. Tai ypatingai dar ir po šitos paskaitos, kuomet mes iš tikrųjų pasižiūrim ir matom tą naudą, kurios mums teikia. Taigi, keliaujam toliau. Šiek tiek pradėsiu moters gyvenimą nuo mažų dienų iki pat senatvės. Taigi vėlgi, prie visos mūsų reguliacijos hormonų nepamirškime ir tos kasdienės eterinių aliejų naudos mums teikiamus. Tarkim, jeigu pradėsime nuo mažų mergaičių, tai vėlgi ir gerina miego kokybę, ir padeda užmigti, ir malšina skausmą, ir nuima įtampą, atpalaiduoja, ramina, aišku, tai yra nepakeičiama levanda. Ir matyt, ji yra vienas iš tų eterinių aliejų, kurį turime visada namuose. Vėlgi, galim rinktis nebūtinai levandą, galim rinktis treskavai, tai irgi apramina mus ir puikiausiai tinka vaikams. Keliaukim šiek tiek toliau. Ateina periodas, kuomet mergaitė sako, mama, aš viską žinau, aš pati, tu man neaiškini. Ir iš tikrųjų tai ne iš blogos valios, kad mergaitė taip kalba. Iš tikrųjų ne šiaip kažkokie užsiožiavimai ar šiaip kažkokie, nežinau, draugų įtaka gali būti. Iš tikrųjų tai veikia mūsų mergaičių hormoninė sistema. Ir ta mergaitė, jauna panelė, tai tampa po truputėlį moterimi ir susitvarkyti su užgriuvusiais tais jausmais, hormonų kaita nėra taip paprasta. Tai šitoj vietoj mes galim pagelbėti ir Dragon Time, net ir vadinasi drakono laikas, tai Dragon Time, kuris iš tikrųjų gali pagelbėti mergaitėms susitvarkyti su savo jausmais ir su bangavimu pačios hormoninės sistemos. Keliaujam toliau. Na, jauna panelė arba tapo jauna moterimi, štai čia vyrams yra iššūkis. Kaipgi rasti kelią į tos moters širdį. Iš tikrųjų, vėlgi, turim didelį pasirinkimą. Tai ta pati Clary Sage, galim Sclarescence naudoti. Vėlgi, pasirinkimas pagal skonį, pagal nuotaiką. Tai yra tie eteriniai aliejai ir jų kompozicijos, kurie tikrai labai tinkami jaunoms moterims. Nes vėlgi, ties 30-mečių mūsų hormoninė sistema yra pačiame pike. Tai vėlgi, kuo mes ją palaikysim, tai tuo ilgiau išlaikysim sveiką. Keliaujam toliau. Dar vienas moters etapas yra nėštumas. Kuomet vyrams tai iš viso atrodo kažkas baisaus, nes jie kaip moteris tampa mama tada, kuomet jos įsčiose apsigyvena kūdikis. Vyras tampa tėčiu tuomet, kada ant rankų paima savo vaikelį. Tai
Tas periodas iš tikrųjų nėra lengvas pačiam vyrui suprasti, kas kaip ir kur. Tai tam, kad atrastų ryšį tarp naujagimių, tiek tėtis, tiek mama, suartėtų su tuo vaikeliu, su tuo mažyčiu angelėliu, kuris gyvena iššose, puikiausiai tinka Gentle Baby arba Joy. Taigi, kaip matom, kad iš tikrųjų vaikučiai paauga, moteris paprastai peržengia 30-35 metį. Ką tada rekomenduoju? Tai šiek tiek dar grįžtu prie Progestens Vito Plus ir šiek tiek išsamiau peržvelgsim, ką vis tik daro tas Progestens Vito Plus, kiek daug kalbėta apie jį prieš tai buvusiose skaidrėse. Taigi, tai pirmiausia, jį galima naudoti kaip serumą ir veidui, tai sveikina odą ir pagerina odos išvaizdą ir daug kitų dalykų, vietoj naktinio kremo. Skirtas jis yra moterims vyresniems nei 30 metų, bent jau taip yra rekomenduojama, nes paprastai iki 30 metų, didžioji dauguma, aš nesakau, kad tai yra tokia taisyklė, bet iki 30 metų paprastai didžioji dauguma moterų neturi problemų su hormonais. Na ir vėlgi, jeigu tai yra sveika moteris, tai moteriai iš 30, toliau moteris, tai čia jau nebetaikoma jokia amžiaus kategorija, tiesiog moteriams, kurios patyrė persileidimą, tai šioje vietoje moteriai žemas progesteronas, ypač saugus nėštumo. Ir vėlgi, naudingas moterims, kurių sutrikęs menstruacijų ciklas, lengvina spazmus, mažina nuovargį, menopauzės metu ir galima būtų dar daug kalbėti teigiamų savybių apie šią esenciją, galima taip pasakyti. Tačiau, vėlgi, atkreipkim dėmesį į tai, kad estrogeno kiekio pokyčiai organizme vyksta praktiškai kiekvienoje iš mūsų. Ir tai daro neigiamą fizinį ir emocinį poveikį. Tai yra disbalansas. Kai estrogeno kiekis padidėjo, progesterono kiekis drastiškai sumažėjo, tada mes jaučiam visus ir prakaito mušimą, ir naktinį ypatingai prakaitavimą, ir daug tokių negalavimų, kurie tikrai neprideda gyvenimui kokybės. Turbūt tai yra vienas gražiausių moters gyvenimo etapų ir kuomet yra galimybė susitikti 3 kartų moterims. Ir kalbant apie eterinius aliejus, eteriniai aliejai, mes žinom, kad yra skirti tiek naujagimiams ir tiek iki pat tylios senatvės žmonėms. Keliaujam šiek tiek toliau. Apie Lady Sclareol šiek tiek dar taip trumpai prabėgti. Tiesiog noriu pasidalinti, kiek gražių, žydinčių, kvapinių augalų esencijų yra sudėta į Lady Sclareol. Tai ne veltui moteris šią eterinių aliejų kompoziciją renkasi vietoj kvepalų. Vėlgi, pagal skonį, pagal kvapą, na ir žinoma, nepamirškim, tam, kad išlaikytume gerą savijautą, nepamirškime Ninja Red kočių uogų sulčių. Tai vėlgi, ne veltui vadinamas jaunystės eliksyrų. Tai yra Himalajų gyventojų ilgaamžiškumo paslaptis. Ir matom, kad tai yra iš tikrųjų neįkainojama vertybė, kokią mes turim. Tai būtent kalbant apie tuos kiekius visų naudingų organizmui gėrybių ir tai, ką daro organizmui, tai iš tikrųjų vėlgi 15 kartų daugiau geležies nei špinatas, 2 kartus daugiau antioksidantų ir taip toliau. Matau, Darius prašo vieną skaidrę atgal. Tuoj, minutėlę, atsuku atgal. Tiesiog galbūt norėjau pasižiūrėti, kiek čia įdomiausių, gražiausių
gražiausių augalų yra Lady Sklariol ir galbūt savo antrai pusiai padovanoti. Taigi, važiuojam tada toliau. Tai apie Ninja Red Goji uogų sultis mes jau pasikalbėjom ir žinom, kad tai yra naudinga. Toliau šiek tiek pakalbėkime apie tą periodą moteriai, kuomet trūksta energijos. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, drakonai mėgsta miegoti, moteris irgi būna periodas, kuomet tikrai nori gerai išsimiegoti. Čia žinot, kaip būna. Laikas bėga, darbai nelaukia, mes turim būti darbingos, pasiruošusios, tai vėlgi nepamirškim pipirmėtės, nepamirškim rozmarino ir nepamirškim NRG. Tai padeda ir susikoncentruoti, kelia darbingumą, mažina ir fizinį, ir protinį nuovargį, ir tonizuoja, žinoma, malšina galvos skausmą. Keliaukim toliau. Tai vėlgi, čia, kai trūksta energijos. Kuomet esam hiperaktyvios, nes būna periodai ir tokie, kad užsisukam savuose darbuose, bėgam, lekiam ir reikia šiek tiek nurimti, ypatingai vakare, tai vėlgi nepamirškim tiek levandas, tiek stresavai. Tai, kaip matot, tai yra tie tokie eteriniai aliejai, kurie ir mažom mergaitėm tinkami ir bet kokio amžiaus moteriai tinkami. Na ir iš tikrųjų, drakonai simbolizuoja sėkmę, galią, laimę, harmoniją, gerovę ir ilgą gyvenimą. Tai aš labai linkiu kiekvienai iš jūsų ir kiekvienam iš jūsų, nes ir vyrų yra prisijungusių, išlikti tokiais kaip ta moteris šios nuotraukos viduryje, šios skaidrės viduryje. Iš tikrųjų, tai yra nuostabus prisiminimai, nuostabus gyvenimas nugyventas ir ta plati šypsena išduoda laimingą gyvenimą. Na, peržiūrėjau šiek tiek jūsų klausimus, tai galbūt trumpai tada prabėgsiu. Ar girdite mane? Sakytas klausimas, tiesiog neužsibrūsiu. Ar buvo Jolita Ramanauskaitė Stankevičienė ir ačiū, kad buvote, ačiū, kad klausėte, tikiuosi kažką naujo sužinojote ir mokėsite toliau valdyti savo drakonus. Taigi, iki kitų kartų, iki pasimatymų. Ačiū.